Jūsų priesaika reiškia ne tik garbę, bei milžiniškos atsakomybės lydimas įsipareigojimas visada elgtis tinkamai, pilietiškai, patriotiškai, rodyti pavyzdį tiesioginėje tarnyboje ir ne tik joje, išlikti profesionaliems ir ugdyti būsimų kartų profesionalumą. Jau daugiau nei kaip 2 dešimtmečius mūsų kraštas petys į petį saugome kartu su NATO sąjungininkais. Ir šie ryšiai toliau tik stiprės. Jau kitąmet Lietuvoje bus dislokuota Vokietijos brigada, reikšmingai sustiprinsianti mūsų valstybės ir viso regiono saugumą bei atgrasymą. Užtikrinti geriausias tarnybos sąlygas Lietuvos ir čia esantiems sąjungininkų kariams, skirti deramą dėmesį krašto apsaugos poreikiams, stiprinti sąlygas su NATO partneriais, tai jau mūsų valstybės vadovų ir visų politikų pareiga visuomeniai ir kiekvienam iš jūsų. Ir užtikrinu, kad šią pareigą vykdysime tinkamai ir atsakingai. Dėkoju Jums už apsisprendimą rinktis karininko kelią. Nuoširdžiai linkiu kuo didžiausios sėkmės, tvirtybės ir nenuilstamo siekio nuolat tobulėti.